Niekas, aišku, kad nežiūrėjo. Ta prasme, aš surinkdavau 2-3 peržiūras ir tos 2 peržiūros būdavo iš mano paties tiesiog kanalo. Aš taip sufeilinau su pirmu savo verslu, kur irgi aš bandžiau daryti, aš suinvestavau pinigus, kiek aš turėjau tenai susitaupęs, nepavyko, absoliučiai. Nepadėjo man, nei mano socialiniai tinklai, nieks nepadėjo. Yra, kurie Lietuvoje uždirba nuo 10 iki 20 tūkstančių vien iš peržiūrų, žinai. Aš tai norėdama motyvuoti žmonės, arba kur žinau, jie tarsi žino, kad man reikia, man tai yra būtina, bet yra kažkoks vidinis stabdis, tai labai akcentuoju tai, kad matomumas lygų galimybės, o galimybės yra mūsų karjeros augimas. Tada. Ir taip į apačią. Kokia pradžia? Nu tai įsivaizduok do, re, mi, fa, sol, si, do. Ne, nemoku šitas per sunkus, toliau važiuojam. Tada, ne, dabar jau viskas užteks šitų, bet reikėtų, pavyzdžiui, dar labai geras pratimas yra, pasiemi šiaudelį, ar ne, pasiemi stiklinę vandens ir burbuliuoji. Ir tada pralavina tavo visas stygas ir tada gali, ar tai šnekėjimui prieš kameras, bet dažniausiai naudoja prieš lipant į sceną. Tai mes savotiškai scenai ir esam. Taip, taip, taip. O mes jau filmuojam? Taip. Mes jau, vis gerai. Čia yra mūsų nuostabios grupinės mentorystės dalyvės. Mes su Vilija tikrai organizuojame puikią grupinę mentorystę grožio srities specialistams. Ir šiandien yra paskutinis susitikimas grupinės mentorystės ir mes esam labai dėkingos su Vilija, bet tikiuosi, kad ir jūs, mielosios, esate dėkingos, kad turime tokį nuostabų svečią šalia mūsų. Labai malonu, kad pakvietėt. Ir šiaip labai mačiau, kaip čia apdovanojimai vyko, tai fainai, smagu ir girdėjau, kad jau ir gerų atsiliepimų, kad buvo geri mokymai. Labai gerai girdėt. Tai gal mes startuojam nuo pradžių. Tai Antanai, esi žmogus orkestras, ar galiu tai pasakyti? Tikriausiai taip. Labai daug veiklų darau ir įsivaizduoju, kad čia visas šitas mūsų pokalbis turėtų būti nuo to, kaip atėjau iki tam tikro taško, nuo ko atėjau, kaip ten visas šitas etapas prasidėjo, ne, ir kiek daug tų veiklų. Taip. Bet jeigu kažkas nežino, kiek aš veikiu, tai nuo YouTube'o didelio kanalo Lietuvoje iki kitų socialinių tinklų, muzikos grupės irgi narys esu Hipokritai, įmonės Auksinė vizija įkūrėjas ir dar kitokių ten visokiausių verslų turiu. Tai visus dalykus, galima sakyti, vienu metu darau. Ir aišku, tas kelias visoks buvo. Tai gal mes tada ir pradėkim ir pereikim prie to kelio, kokiagi buvo pradžia. Ar pradžia buvo su YouTube'u ir tada gretutinai atėjo socialiniai tinklai, o galbūt tai buvo visada šalia? Tai iš tikrųjų, kaip viskas prasidėjo, tai man tuo metu buvo 13 metų. Ir Lietuvoje ypatingai nebuvo iš viso populiarus socialiniai tinklai. Visi darydavo, jeigu dabar kalbam apie verslą, visi darydavo verslus, tai ten būdavo ar ten kažkokie žurnalai, ar ne, televizija ir socialiniai tinklai iš viso, jų tiesiog nebuvo, neegzistavo. Ir Instagramas, jo nebuvo, atsirado YouTube'as. Į YouTube'ą pradėjom kelt vaizdo įrašus ir aš buvau vienas iš tų pirmųjų, tenai 10 turinio kūrėjų Lietuvoje buvom, kurie kažką darėm. Ir mano buvo visada svajonė, ten nuo 13 metų, kai aš pamačiau Amerikoje YouTuberius, kaip jie kurdavo, aš noriu turėti tą apdovanojimą iš YouTube'o, gal žinot, ten 100 000, jeigu surinki, tu gauni apdovanojimą. Ir aš tau pasakiau, 13 metų būdamas, aš kažkada turėsiu. Bet iš tikrųjų skamba nerealiai, nes Lietuvoje niekas jo net neturėjo, nes tiesiog kanalo nebuvo ir žmonės nelabai ten tuo metu žiūrėjo. Ir aš 13 metų pradėjau kurt, tėvam nesakiau nieko, keldavau ten tą turinį, niekas, aišku, kad nežiūrėjo. Ta prasme, aš surinkdavau 2-3 peržiūras ir tos 2 peržiūros būdavo iš mano paties tiesiog kanalo. Ir aš pats refreshindavau ten pakartotinai, kad tą puslapį, kad aš peržiūros surinkčiau. Bet tada po 25 peržiūrų mano taifą YouTube'as tiesiog užblokuodavo ir tau nebeskaičiuodavo. Tai aš taip kėliau 2-3 metus. Įsivaizduokit, 2-3 metus aš dariau ir niekas nežiūrėjo. Absoliučiai. Ir man buvo gal 15-16 ir vienas vaizdo įrašas, jau tada aišku, ten po truputėlį pradėjo populiarėti visa šita veikla, kad tai kažkokie žmonės pradėdavo kelt, vis kažkaip įsisuko tie socialiniai tinklai. Bet apie uždarbį, gink dieve, čia apie jokius pinigus negalėjom dar net galvoti tada.
Ir vienas vaizdo įrašas mano surinko labai daug peržiūrų. Tuo metu, įsivaizduokit, jeigu rinkdavau po 10 peržiūrų savo, daugiau niekas nematė ir tada aš įkėliau videką, kuris surinko per parą 10 000. Man čia buvo, wow, aš 16 metų surinkau 10 000 peržiūrų. Ir aišku, iš tų 10 000 peržiūrų buvo ir mano mokyklos, aišku, ten bendramžiai, kurie pamatė, ir mokytojai. Ir tada prasidėjo tas, kur ir heito aš pradėjau gauti, kur mokykloje ateinu ir pradėjau žvengti iš manęs. Mačiau, tu ten keli, aš nenoriu, aišku, keiktis, bet ten, žinot, kaip mokykloje būna labai negražiai, ten šneka ir taip toliau. Ir mokykloje aš bedarydamas, aš vis tiek išgirdau, aš grįžtu namo, kadangi aš augau kaime, aplink manęs nieko nebuvo, 3 km jokių žmonių, tai aš ten miške gyvenau ir filmuodavausi, ką aš ten man patinka, aš ten darydavau su sportu turinį visokį, ten prisitraukimai, atsispaudimai. Ir po to prasidėjo labai populiaru, kaip sėdi žmogus, reaguoja į kitą kažkokį turinį ir tą turinį įkelia, ar ne, kaip reaguoja į kitą, nežinau, žmogų. Ir šitas turinys labai išpopuliarėjo. Prasidėjo tenai, kaip ir sakiau, bendramžiai žvengdavo, mokytojai žvengdavo, bet aš vis tiek dariau ir prasidėjo 1000, 2000, 5000 sekėjų YouTube'ai būtent, aš Instagramo ten nieko nedarydavau, tik ten keldavau. Ir tada ten praėjo vėl keli metai ir tuo metu surinkau, aš dabar bijau sumeluoti, gal 30 ar 40 000 sekėjų, kur Lietuvoje tiesiog nebuvo žmonių, čia mes buvom patys pirmieji, kurie pradėjom tą YouTube'ą daryti. Ir atsimenu, kad 11 klasėje aš ateinu į pamoką, pavėlavęs tenai šiek tiek 5 minutėm ir sakau, labą dieną mokytoja, atsiprašau, kad pavėlavau, ar galiu atsisėsti. Ir visi taip sėdi tyliai ir aš atsisėdu ir tada sako, Antanai, kokį šūdą vakar tu įkėlė į internetą? Ir visa klasė tiesiog, va šitaip, tiesiog žinot, kaip būna, tikrai žinot šitą jausmą, gal nežinot, bet jeigu nežinot, tai gerai. Ir aš taip sėdžiu, visas raudonas, aš visas braškėse sėdžiu, aš galvoju, eina savo, aš dabar noriu tiesiog dingti iš čia. Ir pradėjo mane skalpuoti kiekvieną mokytoją, kokią tu nesąmonę keli, tau turėtų būti gėda. Tu vis tiek su to niekur neišeisi, tu turėtum labiau mokyti, žinai, nei ten tos video kurt. Ir tada aš atsimenu, dar paskutinis čia buvo jau lašas, 11 klasiai, kur atėjo, sako, tau turėtų būti gėda ir tavo tėvam turėtų būti gėda, kad tu tai darai, nes tu darai gėdą. Ir žodžiu, aš atsimenu, kad aš tiesiog trenkiau durim, išėjau ir grįžtu namo ir sakau, mama, aš metu mokyklą. Ir ką tu čia meti mokyklą, kokią tu mokyklą, sakau, viskas, aš nebegaliu, bet aš noriu kurt. Čia mano gyvenimas, aš visą savo gyvenimą šitam atiduosiu, aš noriu kurt. Bet čia dar apie pinigus net nekalbam, ta prasme, nieko iš to neuždirbdavau. Ir ten, aišku, tėvai mano surado kitą mokyklą, kur aš galiu pereiti ir mokytis online, bet aš galiu vis dar kurti tai, kas man patinka. Ir aš perėjau į tą mokyklą kitą ir tenai labai mane palaikė, kad ir ką aš ten dariau internete, mokytojai sakydavo, gerai, galbūt tai bus populiaru Lietuvoje po kažkiek metų ir galbūt tau pasiseks. Ir mane va šitaip skatindavo 12 klasėje ir aš vis dar dariau. Ir po mokyklos praėjo gal metai laiko ir surinkau savo tą pirmą 100 000. Vat aš tiesiog dariau ir surinkau. Aišku, po mokyklos vis dar noriu priminti, kad tuo metu dar nebuvo įmanoma uždirbti iš to. Kaip dabar galima. Ir tai yra dabar populiariausias dalykas, ar ne, visur. Siekiamybė galima net Siekiamybė, ar ne, visi nori dabar socialinius tinklus daryti ir taip toliau. Ir aišku, prie ko aš įsivaizduoju ir jūs čia, ką mokotės, kad socialiniai tinklai yra svarbu, tai taip, jie tai yra svarbu ir kame esminis dalykas, kad pastovumas ir norėjimas daryti ir stengtis, ar ne, pastoviai kelt, kad ir ką be pasakytų, tu turi kelt, ar ne? Tai pas mane šitas irgi buvo, bet ar buvo kažkokių momentų, kur norėjau mest viską? 100. Ta prasme, aš ir buvau metęs, aš nebenorėjau daugiau irgi nieko daryti, nes baisiausias yra dalykas komentarai ir žmonių nuomonės, ar ne? Kai tu darai kažkokį dalyką, kuris ten tave stebi 1000 žmonių, ar ne, yra viena, ar ne, 1000 žmonių internete, tas 1000 Lietuvoje, sakykime, labai pasiskirsto ir tu dažniausiai jų nesutinki tų žmonių. Bet kai tave stebi 100, 200, 300 tūkstančių, tu vis tiek galiausiai kažkur sutiksi to žmonės, ne? Ir man buvo baisiausia, kai prie manęs prieidavo ir sakydavo,
žiūrėk, čia tas ir žvengdavo, ne? Šitas buvo irgi baisus dalykas, kurį turėjau praeiti ir pirmieji va tokie momentai, kur va taip iš manęs pasityčiodavo tenai viešumoje ar ten mieste kažkur, buvo labai skaudus, po to ir su to išmoksti gyventi, ar ne? Tai gal mes tada sugrįžkim vėl į tą pradžią. Gerai, aš labai gal jo išsiplėčiau. Sugrįžkim. Apie tą mokyklą išgirdau tokią mintį, kad vis tiek, ta reakcija buvo tokia keista, nes tai tiesiog tuo metu nebuvo įprasta. Taip. Ir tuo metu kiti to nedarė. Tada jau, kai buvo ta auditorija tarsi surinkta tikrai didelė ir plati, kai mes čia dabar ką tik užsiminėm apie tas replikas neįtin malones, tai aš norėčiau, kad tu įvardintum, kas tau tuo metu, kai buvai paauglys, ar ne, Taip. padėjo susitvarkyti su tomis neigiamomis replikomis ir netgi iš suaugusių žmonių, kurie atrodytų kaip tik turėtų palaikyti ir ugdyti tą gebėjimą, kuris gimsta, ir kas padėjo jau, kai tu tapai tuo jaunu vyru, pabaigusi mokyklą. Tai kaip susitvarkai su tomis replikomis? Iš pradžių, tai faktas, aš padėkosiu tėvams ir jeigu va, turit vaikų, kurie irgi nori daryti, tai yra ateitis ir aš manau, kad reikia skatinti tai daryti, nes man tėvai visą laiką palaikė, kad ir galbūt jie galvoja, kad čia yra nesąmonė, galbūt jie mintyse galbūt man nesakė to, bet jie manė taip, kad, pažais ir viskas, baigs, ar ne, šitą dalyką. Bet jie visą laiką mane palaikė, bet kokioj situacijai, bet kokį vaizdo įrašą aš įkeldavau, jie sakydavo, gerai, jie galbūt nesuprasdavo, bet, fainai, gerai. Bet jie mane sakydavo, kad čia šūdas ar dar kažką, jie visą laiką palaikydavo. Tai mane tėvai labai stumė į priekį, nes aplinkui daugiau nieks ir nestumė į priekį. Ta prasme, aš pradžioje iš nei vieno nebuvau sulaukęs, kad jo gerai daryk, nes galbūt pasiseks. Iš nei vieno aš nebuvau sulaukęs šitos replikos. Tai iš tėvų vienintelių. Ir galvoju, kad jeigu ne tėvai, tai galbūt būčiau ir metęs visą tai. Tai aš įsivaizduoju, kad artimiausi, jeigu palaiko, tada gali eiti į priekį. Po to, kai tu jau praeini tą laikotarpį, ar ne, nes paauglystėj labai sunku. Mes kai jau dabar suaugę esam ir mes jau turime jau vis tiek savo sąmonę kažkokią suformavę ir mes galime atsilaikyti prieš kažkurios tenai dalykus, komentarus ir taip toliau. Kai tu jaunas, tau dar sunkiau. O šiaip aš visą laiką sakau, šitas visas dalykas, socialiniai tinklai, atsilaikymas prieš komentarus, prieš neigiamus dalykus ar stovėjimas ant scenos, čia nėra talentas. Čia nėra talentas, visas šitas dalykas yra išmokstamas su įdirbiu. Ir labai dažnai manęs klausia, kaip dabar man būti socialinių tinklų ten žvaigždė arba kaip man pradėti turinį kelti. Kaip uždirbti babkes, Jo, ir kaip uždirbti pinigus, ane? Ir aš atsakau visą laiką, nes visi tikisi kažkokio labai atsakymo, kur nėra piliulės, kurią tu išgėręs būsi dabar socialinių tinklų žvaigždė arba tu pradėsi labai gerai turinį kelti, ar ne? Kur kiekvienas dalykas yra išmokstamas, taip pat ir socialiniai tinklai. Jeigu tu pastoviai darysi, pastoviai kelsi, tu pamatysi klaidas, pamatysi žmonės kažką rašo, tu iš tų žmonių to feedbacko, tu išmoksi, pasimokysi ir geriau darysi, ar ne? Tas pats, pavyzdžiui, TikTokas, ne? Ten taip labai daug visokio to vadinamo trešo komentarų, kur tu durnas, tu debilas ir taip toliau. Į tos tu turi suprasti logiškai, kad tu negali kreipti dėmesio, tai yra apie nieką. Bet jeigu pasakys, galėtum šviesą pasikoreguoti, nes tenai blogai atrodo, jo, ačiū labai, aš pasikoreguosiu, ne? Tai ką aš noriu pasakyti, kad nekreipti dėmesį į komentarus yra iš tikrųjų laiko klausimas, per kiek laiko tu išmoksi tai daryti. Man užtruko 5 metai, aš skaičiavau, 5 metus užtrukau, kol išmokau nekreipti dėmesį. Dabar aš įsivaizduoju, kad nežinau, kas turėtų būti, kad mane sustabdytų jau dabar, nes jau yra tiesiog užsivedęs tas varikliukas ir tu, kad ir įkeli, gerai, aš dažniausiai komentarų šiaip neskaitau. Dabar aš turiu žmonės ofise, kurie man pasako, jeigu tenai, ten parašė, matai, sakau, nemačiau, aš ir nenoriu, mes važiuojam toliau filmuoti. Ir tiesiog tu darai. Ir socialiniai tinklai tapo iš mano hobio, iš pradžių tapo iš hobio į pagrindinį uždarbį, kur aš, nežinau, kokius 2-3 metus gyvenau vien tik iš socialinių tinklų ir iš YouTube'o. Tiesiog kūriau vaizdo įrašus ir iš tenai pinigai eidavo. O dabar tapo kaip pasyviu, kaip pasivinkamas, nežinau kaip čia. Pasyviu pajamų šaltiniu. Jo. Taip, ir dabar gavosi įrankis kurti verslą, nes
patys tikriausiai žinot ir čia tikriausiai ir kalbat apie tai, kad socialiniai tinklai yra galimybė jums parodyti daugiau apie save, nes tai yra nemokama platforma. Įsivaizduokit, jūs šiaip mokėtumėte ten adsus ar ne kurti, jūs po to galėsite daryti, bet adsus kurti ten, nežinau, į stendus eiti, jums reikia daug pinigų, ne? Jūs turit platformą duotą nemokamai reklamuotis. Ir dažniausiai sako, taigi aš įkėliau vieną vaizdo įrašą ir nesurinko man klientų. Tu turi kelt 100, tu turi į dieną ten po 3-4 šiaip pagal visą tą statistiką, tenai kaip rodo, ne, aš pats dažnai taip nedarau šiaip, bet ten rodo, kad po 2-3 turi reelsus, ten tiktokus kelti dieną apie savo verslą ir kažkuris iš jų tiesiog prasprogdins ir tada tiesiog kaip sniego gniūžtė užsisuks ir tu tiesiog pradėsi rinkt peržiūras. Tai aš ką išgirdau, kad realiai tau labai padėjo tas palaikymas, kurį tu turėjai iš savo tėvų. Tai čia yra nuostabu ir čia, man atrodo, yra viena didžiausių dovanų, kurią mes galim gauti. Bet ką daryti žmonėms, kurie neturi to palaikymo, arba galbūt tėvai tiesiog nebegali palaikyti, tinka visokių įvairiausių dalykų. Tai ar tu nori pasakyti tai, kad reikia bendruomenės, kuri mus palaikytų, kuri suprastų apie ką tai ir kuri tiesiog mums leistų atsiskleisti visom spalvom, kaip tu atsiskleidai? Absoliučiai, aš labai džiaugiuosi, kad šiais laikais jau dabar yra bendruomenių daugiau ir kad ir kaip ir čia. Vienas tu gali daug padaryti, taip, bet su žmonėm, kurie taip panašiai galvoja arba tą pačią linkmę eina, tu gali daug greičiau nueiti tą kelią, kurį tu eitum vienas, ar ne? Taip pat ir aš, sakykime, tą patį sakau ir pas savo tenai vaizdo įrašais, jeigu žmogus nori tikrai kurti, tai tu ateik, kad ir pas mane ir aš tau galėsiu padėti kažkuo. Arba gali pasiklausti manęs, aš visada, pavyzdžiui, irgi atrašau, galim pasikalbėti, ne? Jeigu mane rašo ten Zdarov Kentas, ką tu, PVZ, ne? Aš tikrai atrašysiu ir kalbėsiu, bet būna ir tokių, kur, seniukai, žiūrėk, man reikia, kad tu padėtum. Sorry, ne. Bet jeigu gražiai, aš visą laiką irgi atrašysiu, visada padėsiu ir taip toliau. Tai čia kaip pavyzdys, kad taip, tu turi eiti ieškot, žiūrėti, bandyti ir tu prisitrauksi tiesiog tos žmonės, kurie tą pačią linkmę eina. Ir aš tikrai galiu paliudyti, iš tikrųjų, kad Antanas visada labai greit reaguoja, visada labai greit ragelę pakelia, atrašo, tai yra labai labai smagu. Bet gal mes dabar pereinam prie lūžio momentų. Kada atėjo tas momentas, kai supratai, kad tas mano YouTube'as, tas mano nuoseklumas, ta mano vis tiek stiprybė prie kažko veda? Ar tai buvo tas 100 000 subscriberių, ar tai buvo kažkoks kitas momentas, kur tu supratai, geras, kažkas vyksta, jau čia bus gerai. Čia turime omenyje apie verslą, ne? Aš kaip suprantu. Jo, buvo toks lūžio momentas, aš po mokyklos, kai jau tenai surinkau tą 100 000, aš ten džiaugiausi, bet o kur dabar, ką dabar daryti? Ir aš išsikrausčiau gyventi Vilnių. Ir Vilniuje mano svajonė buvo, kadangi taip daryti turinį, bet taip pat išmokti filmuoti ir kažkada turėti savo prodiuserinę, kažkada turėti komandą, su kuria aš galėčiau tos pačius renginius, ar ten filmus, ar šou, kažką daryti, ar ne? Visada tą svajonę turėjau. Ir kaip ir kalbėjom prieš tai, kad reikia bendruomenės, reikia žmonių, kurie tave pamokys arba pakreiptų kažkuria linkme, aš Vilniuje pradėjau darbuotis ir įsidarbinau visiškai nemokamai, 2 metus dirbau įvairiose prodiuserinėse. Tai tiesiog aš eidavau į kiekvieną renginį, pamatydavau žmogų iš teliko ar dar kažkur ir aš sakydavau, labą dieną, aš čia galiu jums kažką tai padaryti nemokamai, jūs tik tais pažiūrėkit, ar gerai darau, žinai, ir taip toliau. Pradėjau rinktis aš taip kontaktus, pradėjau aš nemokamai daryti žmonėm ir tose prodiuserinėse būdavau nuo kavos ten, kur kavą nešioja režisieriam ir taip toliau, ir tą dariau. Ofise, kur ten sėdėdavau, tiesiog surinkinėdavau, žiūrėdavau visokius tenai užrašus ir panašiai. Ir po to man jau ten leisdavo vis ateiti arčiau prie aikštelės ir taip toliau. Aš 2 metus šitaip nemokamai visiškai dariau. Bet kilai tame savo neapmokamame darbe. Jo, aš kilau iki to, kol aš surinkau tiek žinių, kiek man reikėjo ir aš tada sakau, ačiū labai, viso gero, aš išeinu. Ir aš tada pradėjau kurti savo. Tai čia buvo mano lūžio tas taškas, kur, aš jau kažką išmokau, aš ten kažkiek pinigėlių pradėjau užsidirbti iš visokiausių klientų, kur kažką reikia sumontuoti ar ne. Man, aš atsimenu dar kaip dabar, man atėjo pats pirmas, čia buvo, aš tau duodu 50 eurų, jeigu tu man sumontuosi ir aš toks galvoju, 50 eurų, aš dabar šitaip galiu užsidirbti. Ir man čia buvo, kur,
Jeigu aš galiu vienam 50 eurų sumontuoti, tai aš jeigu jau 200, 100 ir čia jau geri pinigai. Ir jau 1000. Jo, tai tada dar tiek nekainuodavo, kaip dabar viskas visų pirma. Bet man čia buvo, wow. Tai čia buvo lūžis, kur aš, darysiu savo. Aš pradėjau daryti savo ir man nieks nesigavo. Aš taip sufeilinau su pirmu savo verslu, kur irgi aš bandžiau daryti, aš suinvestavau pinigus, kiek aš turėjau tenai susitaupęs, nepavyko, absoliučiai, nepadėjo man, nei mano socialiniai tinklai, nieks nepadėjo. Tada, čia dabar sunku pasakyti, kelinti tie metai buvo, tada šitą sufeilinęs, sakau viskas, aš nebedarau, iš vis metu viską, išvažiuoju iš Lietuvos, išvažiavau pagyventi į Tailandą. 2-3 mėnesiai aš gyvenu tenai, filmuoju kažką, bet, vis tiek kažko trūksta man viduje, vis tiek mane tas persikė, aš negaliu, aš noriu filmuoti ir turėti prodiuserinį. Nes tau filmavimas prodiuserinė savirealizacija. Absoliučiai, aš laikau kamerą rankoj, aš jaučiuosi gyvas. Aš negaliu, žinok, aš turiu laikyti atrodo tą kamerą rankoj. Ir grįžau į Lietuvą, sakau, gerai, dabar aš užsidirbau ten vėl kelis ten tūkstančius, vėl darau, bandau, žinai, ne? Antrą kartą nepavyko vėl, visiškai, ta prasme, jokių klientų, nulis, ta prasme, visiškai sėdžiu basas, ar ne? Ir aš taip, žinok, dariau gal kokius 3 kartus ir sakiau, viskas, dabar tai gana. Grįžau, atvažiavau čia į Kauną gyventi. Kaune atidarau prodiuserinę, čia prieš šitą. Vėl suinvestavom, aš visus savo pinigus padėjau. Atidarėm studiją, viską padarėm, susipykom su kolega. Viskas, ta prasme, viskas, vėl nulis. Ir čia vėl mes prieinam prie to, kaip svarbu bendruomenė arba partnerė, kur mus palaiko, mums padeda. Nes jeigu ir versle, net tas partneris, viskas, viso gero. Jo, ir čia, sakykime, ar ne, dabar bijau sumeluoti, 6 kartą aš sakau, gerai, dabar tai tikrai pasiseks. Ir mes įkūrėm tą auksinę viziją, kurią dabar turiu. Ir buvo sunki pradžia, nes labai arti buvau vėl to, kur viskas gana ir nebėra iš ko, bet ant tiek suradau žmonės, su kuriais aš dirbu ir kurie visi kartu palaikė, darom, mums pavyks. Ir aišku, dėka socialinių tinklų, nes socialiniai tinklai ir buvo tas srautas, kur galėjom pasakyti, mes galim padaryti jums tą, už tiek ir galbūt jūs domina. Ir mes taip pradėjom ieškoti tų klientų ir taip toliau. Ir per 2 metus nepilnai išsukom į 100 000 įmonę. Tai tiesiog gavosi taip, kad daug buvo tų failų, daug visokiausių, bet vėlgi, grįžtant prie to, socialiniai tinklai yra įrankis jūsų verslą augint ir parodyti jį. Tai taip ir gavosi ir dabar atrodo esu tam taške, kur aš galiu jau judėti, vystyti ir plėstis. Labai gražiai paminėjai apie socialinių tinklų galimybės, tai gal mes pakalbam apie jas. Galim. Dabar paminėjai, kad jos tau padeda pritraukti klientų srautą, kur kartu su auksinė vizija ir visa komanda bei visomis teikiamomis kitomis paslaugomis jūs galite iš to generuoti pinigus. Bet kokios dar yra galimybės? Ar jų nėra? Generuoti pinigus? Apskritai galimybės, pažintis. Taip. Mano manimu, socialiniai tinklai yra absoliučiai mūsų šių laikų dievas, kur tu gali labai daug visko padaryti. Aš dabar duosiu pavyzdį, ar ne? Buvo socialiniai tinklai, taip, man socialiniai tinklai padėjo išauginti dabartinę įmonę, ten grupę, ar ne, muzikinę ir kitus verslus. Bet dabar mes dar turim ir AI, kuris AI-us mes irgi dabar sujunginėjom į savo sistemas, procesus visus. AI-us padeda mums tiesiog kontroliuoti tuos visus socialinius tinklus ir sudėti vieną bendrą procesą, ar ne? Taip. Tai, nes aš dabar, pavyzdžiui, mes, ne, kaip dirbam, mes turim ten YouTube kanalą, antrą YouTube kanalą, Instagramus 3, TikToką ir dar grupės Instagramas, grupės TikTokas ir jų labai daug socialinių tinklų, kiekvienam verslui tu turi turėti, ar ne? Nes skirtingos auditorijos. Ir viską vienu metu susekti yra žiauriai sunku. Ta prasme, tiesiog tu daugiau niekur nebeveiki, tiesiog žiūri, kur ten ką įkelto, dar reikia nufilmuoti, sumontuoti ir panašiai. Idėjas generuoti. Tai AI-us jisai žiauriai daug padeda ir aš kiekvienam patariu skirti šiek tiek laiko pasimokyti, kaip tas AI-us veikia ir kaip tie procesai yra sujungiami, nes tai padeda. Ir sujungia visus šitus dalykus, jūs tiesiog galit tą patį portfolio ar ne, idėjas generuoti, kokį portfolio parodyti.
ir kaip žmogui parduoti. Nu, dabar AI-us viską gali padaryti ir šiek tiek baisu, šiek tiek yra faina, nes labai tau palengvina gyvenimą, ar ne? Tai vėlgi, ar AI-us gali tavo darbą atimti, nemanau, tai yra įrankis tiesiog palengvinti tavo darbą ir daugiau pinigų uždirbti. Tai nežinau, dabar pamečiau klausimą, ar mes labai nukrypom nuo to. Mes einame labai tinkamą linkme ir iš tikrųjų tu pats netgi, atrodo mano mintis, kai tai nežadėjau klausti, kaip tu manai, taip geri dirbtinį intelektą, ar jis pakeis žmogų ar nepakeis. Ar mums reikia bijoti, ypač socialiniuose tinkluose, juk dabar yra net galimybių, kur mes dabar sėdam, realiai kalbamės, filmuojam ir publikuojam. Tačiau dabar dirbtinis intelektas gali netgi iš nuotraukos generuoti vaizdo įrašus. Kaip tu manai, ar tai yra tinkamas ir reikalingas sprendimas, ar viskai geriau tas realus žmogus? Nu, mes patys naudojam skirtingose, pavyzdžiui, turim ten kelias ten ir įmonės, ar ne, ir produktus, tai mes naudojam tos ir dirbtinį intelektą, ir tas nuotraukas generuojam, absoliučiai viską mes darom dabar ir mokomės to pačiu. Aš nemanau, kad tai galės pakeisti bet kurį iš jūsų, bet aš manau, kad ateityje tiesiog uždirbs daugiausiai tie, kurie valdys AI. Tai aš esu šitos nuomonės. Nes irgi vienu metu išsigandau, kad mane gali irgi pakeisti ir ta prasme, nes mes pradėjom žiūrėtis ir gilintis, mes, sakykime, mokėdavom dizaineriams už maketus kažkokius, ar ne? Tai mūsų, pavyzdžiui, kaip įmoniai, dabar mes sutaupom, nes nusiperkam AI-jaus visus toolsus, įrankius, ir mūsų darbuotojai, arba net aš pats pasidarom tokius maketus, kur seniau mokėdavom ten už vieną maketą ten 30-40 eurų, dabar man mėnesių tiek kainuoja. Tai tam tikrus dalykus taip pakeičia, bet ar gerą dizainerį pakeis AI-jus, aš manau, kad dar labai toli yra iki to, nes taip, tu mokėsi geram specialistui už tą gerą darbą, kurį nepadarys bet kokiu atveju AI-jus, ar ne? Tai aš manau, kad nepakeis, bet kokiu atveju tiesiog sutaupys laiko ir tau, kaip, pavyzdžiui, nu, ir jums, verslo žmonėms, vadovams, tiesiog atneš daugiau pinigų. Čia yra mano nuomonė, tai galbūt aš neteisus esu, nežinau, kaip bus vėliau, bet šiuo metu aš manau taip. O socialiniai tinklai, bet kokiu atveju mes... Kokias galimybės atveria? Kokias galimybės, tai irgi dirbam su įvairiausiais ženklais prekės ir įmonėm. Tai mes darydami ten tos reelsus ir kurdami socialinį turinį, ar ne, socialinius tinkluose, atnešam 20-30% daugiau apyvartos, ar ne. Tai vien tai, jei mums pasako, kad taip, jūsų turinys keliamas ir kaip mes sudedat programą, mums atnešė tiek ir tiek daugiau apyvartos nei praeitą mėnesį, ar ne. Tai vien iš to galim žinoti, kad socialiniai tinklai gal tau net neš tiesiogiai, ar ne, jeigu tu ten, nežinau, įkeli kažką, bet jisai per aplinkui tau gali atnešti žmonių, klientų, kurie tau atneš pinigus. Jeigu jūs darysit YouTube'ą, taip, YouTube'ai gali uždirbti pinigus ir tikrai neblogus pinigus, bet ten ilgas labai kelias, kol tu surinksi ten tų sekėjų, peržiūras turi sekti ir taip toliau. Jeigu tavo noras toks, taip, tu gali uždirbti iš YouTube'o pilnai šiais laikais. Yra, kurie Lietuvoje uždirba nuo 10 iki 20 tūkstančių vien iš peržiūrų, žinai. Ir tai yra normalūs skaičiai. Jeigu kalbant tai skaičiais, nes visiems visada pinigai yra svarbu ar ne ir įdomu, tai vien iš YouTube'o vidutiniam pastangom tu gali, ne visi uždirba, bet tu gali nuo 2, 3 ir 5 tūkstančių uždirbti per mėnesį. Įmanoma. Jeigu tu daugiau pastangų įdėsi, tu gali ir 10 tūkstančių uždirbti. Čia viskas jau Lietuvoje įmanoma, kas nebuvo įmanoma prieš 5-6 metus. Kai tu pradėjai? Kai aš pradėjau, tai iš viso geriausiu atveju po 5 metų aš gavau barterių tenai saldainių dėžę ir turėjau pareklamuoti. Bet tuo metu tikiu, kad labai džiaugiausi. Tuo metu mano buvo pirmas barteris, kur aš galėjau saldainių dėžę pareklamuoti ir aš galėjau gauti savo saldainius ir aš jų labai norėjau. Ir todėl dabar tau taip yra smagu atsiminti tą savo pradžią. Taip. Tai yra galimybių daug. Nuoseklumo pavyzdys. Nuoseklumo pavyzdys, tu man esi ir labai gera girdėti tokią tikrą, realią istoriją. Nuoseklumo pavyzdys YouTube tinkle ir nuoseklumo pavyzdys socialiniuose tinkluose. Ir kadangi tu ir ten turi tikrai didelę auditoriją, tai pasidalink su manimi atvirai. Nemeluok man. Bandysiu, gerai, dabar labai bijau. Nežiūrėsiu aš čia. Dabar gal jau čia toks intro buvo per ilgas, bet kas yra sunkiau šiai dienai su dabartiniam galimybėm, su dabartiniam žiniom, ar užauginti YouTube'o paskyrą, ar užauginti Instagramą, Facebook'ą, TikTok'ą. Tiek verslui, tiek kūrėjui.
labai lygiai grečiai eina visi šitie sunkumo lygiai nuo platformos labai priklauso, nes YouTube'ai, tarkim, žmogus ar verslas turi kurti ilgo formato turinį, ar ne? Tas reikalauja labai daug dalykų. Nuo pasiruošimo, scenarijaus, PVZ, jeigu tau reikia, jeigu tu ne vlogus darai, operatoriaus, kamerų, montažo, labai daug dalykų, ar ne? Ką, pavyzdžiui, Reelsai arba TikTokas, tau užtenka turėti telefoną, kažkokį už 100 eurų nusipirkti mikrofonus ir tu jau gali daryti tą turinį. Ką YouTube irgi tu gali, bet ten tiesiog ilgesnis formatas, tai jisai yra sunkesnis. Tai, pavyzdžiui, jeigu YouTube'ai žmonės daro turinį ir turi daug sekėjų, aš, pavyzdžiui, labai respektinu to žmonės, nes YouTube'ai yra žiauriai sunku. Ta prasme, daug sunkiau. Instagram'e prieš, nežinau, 5-6 metus buvo labai lengva surinkti sekėjus, dabar yra sunku. TikTok'e, kas iš kitos pusės, dabar yra lengva surinkti, nes tenai algoritmai visai kitaip veikia. Tu gali turėti 100 sekėjų, įkelti TikToką ir tu gali surinkti 100 000 peržiūrų, ne? Instagram'e tai jau sunkiau veiks, nes ten tiesiog algoritmai tie kitaip veikia. Iki galo aš niekada irgi, nes aš tik įsiaiškinu apie algoritmus, kitą dieną jau vėl viskas pasikeičia, aš vėl jau nieko nebesuprantu. Tai kur sunkiau, nėra tokio dalyko, kur sunkiau. Čia yra skirtingi formatai, skirtingas turinys. Jeigu tu pasirinkai visus 3 daryti, kas yra pagirtina, bus sunku, bet tu įsivažiuosi. Tai iš pradžios visada rekomenduoju pradėti nuo TikToko. TikToką šiek tiek papopuliarint, kelt lygiai greičiai Instagramą, tada iš TikToko veš žmonės į Instagramą. Tada, kai jau pradedi auginti Instagramą, iš Instagramo taip pat, tą trafiką vadinamą, ar ne, į TikToką, o kai jau tu turi tas 2 platformas, sugalvosi podcastą, sugalvosi bet ką, tu gali tas tiesiog platformas panaudoti žmonių nuvedimui į YouTube'ą. Nes YouTube'ai sunkiau renkasi peržiūros, ar ne? Tai tu tiesiog visas platformas tada apjungi ir visur žmonės generuoji, kur tau reikia ir ką tu nori, žinai, išsiųsti. Bet kadangi dabar yra labai daug to turinio, žvėriškai daug turinio ir mūsų turinys dažnai paskęsta, ar ne, tarp to. Tu turi antiek dažnai stebėti ir filmuoti, nes jeigu tu įkėliai, dažnai kaip būna įkėliai ir tada galvoji, man ramu, aš įkėliau, aš galiu dabar pailsėti. Ne, nes jau rytoj tas arba net vakare tas Reelsas tavo jau buvo nuvažiavęs, jau niekam tu esi nebeįdomus ir tu rytoj turi vėl tą patį keltą arba net į dieną 2 kartus. Kitas dalykas, absoliučiai turi suprasti ir šitą pats pačiam labai ilgai reikėjo, kol supratau, kad absoliučiai nei vienas iš jūsų, nei aš, nei tu esam viens kitam neįdomus, mes esam įdomus tik tai savo pačiam. Nes jeigu iš tikrųjų aš pats šitą kol supratau ir tik tada, kai šitą supratau, man tada buvo lengva nekreipdėmėsio į komentarus. Nes jeigu apie mane dabar tu parašysi, ne, tu išeisi į parduotuvę, tu jau mane būsi pamiršus, ne? Aš pamatysiu tą komentarą, Antanas Duchas. Ok, aš įsižeisiu ir aš labai galvosiu apie šitą dalyką, ne? O tu jau būsi pamiršus. Ir taip pat yra ir tikriausiai su tavim ar su bet kuo iš mūsų, ne? Kai apie mus kažką blogo pasako, tada mes labai ilgai galvojam apie tai. O tas žmogus, kuris pasakė, tai jis jau pamiršo ir seniausiai nieko nebegalvoja, ar ne? Tai jeigu tu pradedi suprasti, kad iš tikrųjų visi tik tais apie save galvojam, taip, tu renki peržiūras, taip, ten viskas, bet iš tikrųjų tu surinkai 100 000, ne? Aš 1000, tu pasidžiaugiai ir aš apie tave jau viskas nebegalvoju. Tu mane nebeįdomi, ne? Aš galvosiu tik tais tai, apie kiek aš surinkau, ne? Tai turėkime omeny, kad mes esam niekam šiaip neįdomus, tik tai savo pačiam ir tada bus daug lengviau kur turinį, nes jeigu tu įkelsi, gerai, kažkam nepatiko, nu ir kas? Ta prasme, ar tu gyveni jo gyvenimą, ar jis tavo gyvenimą gyvena. Mano tikslas yra turėti tiek ir tiek sekėjų, kaip pavyzdys, arba turėti tiek ir tiek klientų ir aš noriu iš to uždirbti pinigus. Gerai, man neįdomu nei tu, nei kiti, aš darysiu tik tai savo, ne? Ir tu pradedi kelt, nes mano didelė irgi buvo problema, kad aš pradėjau kelt, tada nuo tų komentarų pusę metų dingstu, tada vėl atsirandu, tada vėl dingstu, bet aišku, tiesiog man užtruko tai kiek? 14 metų, ar ne, nuo kada aš pradėjau. Tai aš nežinau, ar jūs norit 14 metų dabar daryti, nes jūs galite daug greičiau tiesiog dabar tą padaryti viską. Taip, dabar yra visai kitokios galimybės, bet tu palėtei iš tikrųjų, man atrodo, šiai dienai itin aktualią temą, heiterius, tuos neigiamus komentarus, tą apskritai kitų žmonių požiūrį į tai, ką mes darom. Ir aš tikrai tau antrinu,
jog kitiems realiai mes esam neįdomus, nes mes įdomus esam patys savo, bet starto etape arba kai mūsų komunikacija socialiniuose tinkluose dar nėra ilgametė, tai mes tikrai labai galvojam, labai imam į širdį, labai pergyvenam. Bet ir tas nepasikeis. Aš nežinau, kiek tu, pavyzdžiui, metų darai, aš sakau, kad man nebeįdomu, ne? Aš nebekreipiu. Taip, aš nekreipiu ir aš darau, nes manęs tas nebestabdo, bet man vis tiek į širdį įlenda. Kad ir koks komentaras, va dabar duosiu pavyzdį, ne? Mes padarėm metus laiko, kūrėm realybės šou. Sukūrėm, visas realybės šou kainavo, sakykime, ne, 100 000. Tu padarai tokį projektą, tu tikėsi, kad dabar bus čia bomba, nes tu Lietuvai kažką naujo, ne, atnešiai. Ir komentarai, ai lieva šou, ai neįdomu. O kiti 10, žiauriai geras, žiauriai įdomu, bet 2 tie, kur parašė, man jie įstrigo. Ir tada ir viskas, ir atrodo tave stabdo, ne? Ir tu turi perlipti visą laiką, kiekvieną dieną tu turi perlipti per save, tavęs nebestabdo, kad tu nebekursi, bet viduj vis tiek išlieka ir aš ir galvoju, ir aš būna ir namo grįžtu, ir aš ten ir draugiai pasakau, ai čia toks ir toks komentaras, čia aš nebežinau ką daryti ir taip toliau. Biški pabumbi ir tada vėl eini darai. Bet tiesiog nebus taip, kad tu niekada nekreipsi dėmesio. Aš manau, kad tai yra neįmanoma, nes mes visi esam žmonės, mes visi jausmus turim ir visada bus taip. Bet tiesiog išmoksti susitaikyti su tuo ir kur toliau, kad ir kas bebūtų, ne? Aš manau, tai yra svarbiausia. Taip, tai yra labai labai svarbu, bet vėlgi, kad mes susitaikytumėm, turim pereiti tam tikrą etapą, o mes nepereisime, jeigu to nepatirsim. Ir čia laiko klausimas. Reikia, aš manau, daryt. Ir vieną dieną pasižiūrėsi, o pavyko, ir tada visi galvos, o kaip čia lengva buvo, ne, kaip yra sakoma, kur nieks nemato tavo visų tų nesėkmių, ne, mato, o per vieną dieną čia per vieną naktį tu iškilai. Ne, tu galbūt ten, žinai, 10 metų dirbai ir tau nieks nesisekė. Ir dabar vėlgi skirtingi pavyzdžiai. Būna pas mane irgi ateina žmonės, sako, nu man nepavyksta niekaip išauginti socialinių tinklų. Kiek darai? 5 metų darau, ne? Ir niekaip neišeina. Aš suprantu, kaip yra sunku, kai tu 5 metų darai ir nu niekaip neišeina pramušt ir tu negauni nei klientų ir absoliučiai nu niekas. Bet gerai, gal tau reikia 2 metų, kad tu iššoktum, ne? Gal kažkam 5 metų, aš negaliu pasakyti, aš nežinau, bet vieną dieną, jeigu tu darysi, vis tiek iššoksi. Nu, nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris kažką darė ir jam nepavyko. Nu, nepažįstu, jeigu jis nepasidavė. Čia, žinai, kaip ir sporte, jeigu mes darom reguliariai, mes ir pasiekėm. Bet aš, žinai, man atrodo, kokia yra viena iš sėkmės piliulių. Noriu sužinoti. Kaip turėtų sekėjų ir kaip turėtų pardavimų. Atras savo autentiškumą ir komunikuoti per tai. Nes kokią klaidą aš savo darbe matau ir labai dažnai. Mes pamatom vieną idėją, kuri bet kažkam paėjo. Ją bandom atkartot, taip. Gaunasi šnipštas ir mes pamatom 1000 tokių idėjų, jie surenkam savo, viską atkartojam ir realiai tuose socialiniuose tinkluose mūsų nėra, yra tik mūsų bandymas atkartot ir tada mes nepasiekiam ir einam į auksinę viziją ir klausim, Antanai darau 5 metų, man nepavyko. Taip, visiškai tas autentiškumas yra labai svarbu ir labai svarbu dar ta pati ir niša. Ką tu nori daryti, čia irgi yra labai svarbu, nes vėlgi iš savo patirties galiu pasakyti, jeigu aš dariau, sakykime, vlogus, ar ne, 10 metų, ir žmonės yra pripratę, kad aš darau vlogus arba kažkokius iššūkius. Ir dabar aš šiais metais įkėliau šou, ne, realybės šou. Žmonės buvo pripratę prie vieno turinio, dabar aš visiškai pakeičiau formatą ir žmogui yra labai sunku, tipo, kas čia vyksta, kodėl nebėra vlogų, žinai, o kur iššūkiai ir taip toliau. Ir jeigu tu nusistatei nišą, geriausia, aišku, nu visko būna, aš irgi keičiu, bet tam reiks dabar laiko, kol vėl pripras, kol vėl, žinai, viskas pasikeis. Bet jeigu tu nusistatai nišą, tu nusistatai, kaip ir pati sakai, žinai, autentiškai darai, stengiasi tas ir pačias idėjas generuoti, aišku, tu būna pasiemi kažką iš Amerikos, ten iš kažkur, žinai, kažkokių idėjų ir tu sulipdai vieną. Jo, tu inspiracijų ir tada sulipdai, viskas yra tvarkoj. Ir visi tai daro ir čia dviračio neišrasi. Bet aš manau, kad yra labai svarbu pasirinkti nišą, kur tu eini, kas tavo auditorija, kas tavo tikslinė auditorija. Jeigu tu nori klientų, ar ne, tai tu ir eini ties tuo. Tu galbūt nedarai tada durnų iššūkių, ar ne, kaip aš dariau. Man neįdomu buvo ten tie klientai, nes man buvo tiesiog smagu daryti videkus. Bet ir tie tokie iššūkiai, tai nereiškia, kad tai yra blogai.
Tikrai ne. Nėra blogai, bet, aš ten darydavau, pavyzdžiui, 100 burgerio, nesuvalgyti. Čia nenormalu, ne? Tilpdavo. Nesuvalgydavau, bet aš, pavyzdžiui, padarau ir tada ant tų miniatiūrų labai gerai atrodo ir aš surenku peržiūrą, ne? Aš aišku nesuvalgydavau, bet... Bet aliejaus negeriai? Ne. Tada nebuvo dar populiaru šitie dalykai. Bet, jeigu aš tokius darau, tai aišku, su tokiu turiniu, aš nepritrauksiu dabar, kad, ateikit, aš jums vestuvės galiu nufilmuoti, ar ne? Tai čia netikslinė auditorija visiškai buvo. Bet tuo metu aš taip maniau. Tai va tiek. O dabar aš noriu paliesti labai svarbią temą. Mes daug kalbam apie kūrėjus, apie blogerius, vlogerius. O dabar pakalbėkime apie verslą. Apie individualų verslą arba jau apie verslą, kuris turi savo komandą. Gal netgi labiau fokusą dėkiam į individualų verslą, kai žmogus pats dirba savo ir jis žiūri, tam tikrų etapų jam tarsi gerai sekėsi. Turėjau klientų, turėjau pardavimų, bet atėjo dabar 26 metai ir aš matau, kad man kažkoks yra stabdis. Tai aš noriu, kad tu pasakytum savo nuomonę ir poziciją, kodėl individualiam kūrėjui reikia pradėti nepriklausomai nuo jo amžiaus, lokacijos, lyties ir dar N veiksnių. Kodėl yra reikalinga? Kas, socialiniai tinklai? Taip, socialiniai tinklai. Kodėl jam reikia turėti šią naują vizitinę kortelę? Klausimas, į kurį atrodo, kad visi taip ir šiaip turėtumėm turėti atsakymą, kur tai yra akivaizdu. Kodėl tai turėtų turėti kiekvienas žmogus, kaip ir pati pasakei puikiai, tai yra tavo vizitinė kortelė. Nepriklausomai, ar tai yra individualus žmogus kaip asmenybė, ar tai yra verslas, ar ne. Žmogus ateina, pamato, nes gerai, dabar, sakykime, aš filmuoju, ar ne, nedarau socialinių tinklų, nufilmavau 10 klientų, tie 10 klientų pasakė taip, iš lūpų į lūpas, ar ne, bet aš turiu labai mažą ratą, kuris tik tai šneka, ne. Aš dabar turiu socialinius tinklus, kur aš galiu paskleisti savo žinią visai Lietuvai, ne? Ir mane nuo vieno reelso pamatė 10 000 žmonių. Tie 10 000 žmonių galbūt kažkam pasakė, kažkam prasisiuntė ir tada ateina didesnis matomumas. Tai nuo tavo matomumo priklausomai tada tu gausi ir savo indėlį atgal, ar ne? Klientus ar kad ir kas bebūtų, ar ne? Tai aš manau, kad tai yra neišvengiama ir privaloma turėti kiekvienam šitą, jeigu tu nori verslo ir tu nori generuoti pajamas, ar ne? Nes būna žmonių, kur nenori rodyti savo veidų, ar ne? Būna tikrai, yra labai daug verslininkų, kuriuos aš pažįstu ir labai daug įmonių, kur vadovai nenori jie rodytis. Viskas tvarkoj. Absoliučiai yra daug kitokių variantų, kaip tu gali be savo veido reklamuoti dabar savo produktą ar savo paslaugą. Bet tu turi eiti į socialinius tinklus ir statyti tada ant įmonės ar ant savo kažkokio tai prekinio ženklo, ar ne, visą socialinį tinklą. Tada daug pavyzdžių, kaip tu gali investuoti ten 500-600 eurų, pasisamdai žmogų, kuris daro už tave, vadinkime tą vadovo rolę ir daro socialinius tinklus. Kuris tampa veidu. Veidu tampa, nes žmogui bet kokiu atveju yra daug daugiau įdomiau žiūrėti turinį ar reklamą, kai jisai gali kaip žmogui, ar ne? Kur... Aš taip ir sakau, kad žmonės seka žmonės. Taip, būtent. Nes jeigu aš dabar įdėsiu, aš reklamuoju šitą stiklinę vandens ir aš nufilmuosiu ją ten gražiai, ten su apšvietimais, su viskuo, aš neparduosiu jo taip, kaip aš dabar būsiu pavyzdžiui, žmogus ir atsigersiu, koks skanus vanduo iš šitos stiklinės. Ir tada tiesiog žmogų užkabini. Jeigu tu užkabini tiesiog su savo veidu, daugiausiai žmonės palieka, nes nepraskrolina, jeigu yra veidas, ne žmogaus. Jeigu tu užkabinai per 2 sekundės, jisai ir pasižiūrės ir galimai, jisai ir paspaus arba nupirkta, arba tenai paseks. Tai tos 2 ten 1,5 sekundės yra žiauriai daug, nes dabar, kadangi mūsų, nežinau kaip jūs, bet labai attention spamas, kaip jisai, neišlaikom dėmesio, va. Neišlaikom dėmesio ir mes visą laiką įpratę šitaip scrollint. Ir labai yra retai, kur tu gali, žinai, scrollint. Aha, palauk, kas čia buvo? Tada turim tikrai pamatyti kažką tokio, kokio nematė. Taip, ir aš labai patariu visada, jeigu tu darai savo verslą ar biznį, naudok arba savo veidą, arba tada samdykis, yra daug labai žmonių, kurie tikrai paims tavo pinigėlį už tai, kad tau sukurs turinį, o už sukurtą turinį tu gausi grąžą.
Tai bet kokiu atveju, tai grįžtant prie to, aš manau, yra privaloma ir būtina turėti socialinius tinklus. Tai aš tai norėdama motyvuoti žmonės, arba kur žinau, jie tarsi žino, kad man reikia, man tai yra būtina, bet yra kažkoks vidinis stabdis, tai labai akcentuoju tai, kad matomumas lygų galimybės, o galimybės yra mūsų karjeros augimas. Ir tai, man atrodo, labai mus motyvuoja ir veda į priekį. Ir pabaigai, aš noriu, kad tu pasidalintum, nežinau, kiek sugalvosim, bet 3 norėčiau, kad sugalvotum patarimus, kaipgi startuoti, kuriant socialinius tinklus. Nuo ko pradėti? Tai gerai, pirmas, susikurti socialinius tinklus. Ne, apeinam. Ai, šitą apeinam. Gerai, tada reikia dar sugalvoti. Tu gali pagalvoti. Ne, tai iš tikrųjų, tai kiek mes ir aptariam viską šiandieną, tai jeigu rezumuojant viską, tai svarbiausias dalykas - suprasti pats, turi suprasti, kad niekam tu esi neįdomus tik pats savo ir tu turi prisiversti, kad tu darytum ir tu turi tiesiog ignoruoti visus kitus pašalinius trikdžius, ar tai būtų komentarai, ar tai būtų, nežinau, jūsų net artimųjų žodžiai kažkokie skaudus. Jūs tiesiog turit pradėti daryti, ar ne? Nes jeigu jūs nepradėsit daryti, tai patys suprantat, kad jūs ir neturėsit. Jūs galit eiti į 100 mokymų, jeigu jūs nepradėsit daryti, jūs nieko ir neturėsit, ar ne? Tai jūs turit pradėti. Visi mokymai, žmonės yra įrankis jums pagelbėti, pastumti priekį ir tiesiog kurti tą bendruomenę. Nes kaip ir kalbėjom, bendruomenė yra labai 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 svarbu. Antras patarimas. Toj sugalvosiu. Ne, iš tikrųjų, tai antras patarimas yra... Gal apie skaičius? Ar reikia siekti sekėjų skaičių, ar visgi, jeigu tu dirbi individualiai, tau reikia tiesiog užpildyti savo kasdienybę, galbūt tų skaičių nereikia 100 tūkstantinių. Skaičiai. Skaičius jūs turite irgi, kaip ir kalbėjom, labai pasižiūrėti į savo nišą ir auditoriją, kur jūsų yra auditorijos targetas, ar ne? Jeigu jūsų auditorijos targetas yra ten, kaip pavyzdys, noriu būti influenceris, nes aš noriu reklamuoti visus produktus ir eiti renginius, taip, jums yra labai svarbus skaičiai. Jūs turite turėti ten 100 tūkstančių ar ten 50 ir taip toliau, ne? Jeigu jūsų yra tikslas parduoti prekę paslaugą, tai jums nereikia 100 tūkstančių sekėjų, kad jūs galėtumėt pardavinėti tą paslaugą. Jūs galite turėti 1000 sekėjų su tuo pastoviu turiniu ir taip toliau. Ir tas 1000 žmonių, jisai aišku, auks ir taip toliau, bet jūs turėsit nišą tikslių klientų, tikslių žmonių, kuriems tikrai jūs esate įdomus, ar ne? Kurie ateis, paliks pinigus, išeis patenkinti ir tada automatiškai kūrėjas jausis lengviau. Mane seka 1000, o ne 100 tūkstančių. Vadinasi, procentaliai tikimybė sulaukti heito yra mažesnė. Patikėkit, kaip šitas veikia, kai aš, pavyzdžiui, dabar turiu ten, sakykime, Instagram'e 125 tūkstančių sekėjų. 129. Ten turiu tiek, o auksiniai vizijai, pavyzdžiui, mūsų Instagram'e turim 1000 sekėjų, ne? Aš tiek apgalvoju, ką aš galiu kelti ir ko aš negaliu, nors iš tikrųjų tai aš esu asmenybė, kuri šiaip aš galiu bet ką kelti, ar ne? Ką aš noriu, tą keliu. Jūs neįsivaizduojate, aš 10 kartų apgalvoju, o gerai, o jeigu aš ryte važiuoju į darbą, tai galiu aš kelt, kad aš važiuoju į darbą, ar aš turiu labai ten profesionaliai dabar įkelt, kad aš važiuoju į darbą kažkaip kitaip nufilmuot. Tada galvoju, Antanai, tai tavo asmeninis ten Instagramas, tu šiaip gali bet ką kelt. Ir dar vienas dalykas, kuris man pamaišė koją, aš kadangi pradėjau galvoti, jeigu aš turiu virš 100 tūkstančių sekėjų, tai aš turiu daryti kažkokį ten specialų dabar turinį, kur labai profesionaliai ten ir visa kita. Kartais nereikia to labai labai profesionaliai, kad tu sulauktum žmonių dėmesio, nes dabar, kadangi buvo labai viskas profesionalu, visi augo, kiek kameras pirko ir taip toliau, o dabar žmonėms yra įdomu tas, kas yra natūralu. Taip, dažniausiai paprasta. Tas, kas yra prieinama, nes mes vėlgi persisotinėsam nuo turinio ir mes tiek matėm tų gražių idealių fotosesijų, kur tikrai kėlėm visi tas gražias nuotraukas ir jomis džiaugiamės. Tada turėjom etapą profesionalių, tik profesionalus turinys, o dabar mes vėl sugrįžtam. Tai nereiškia, kad mums reikia atsisakyti fotosesijų arba pro vaizdo įrašų. Tai reiškia, kad turi žinot, kada, kur, ko reikia. Taip. Absoliučiai ir mes tą patį darom, nes irgi reklamas filmuojam, sakykime, su kamerom, bet aš kartais nufilmuoju savo istoriją su savo veidu va šitaip ir man daugiau būna peržiūrų, nei aš ten su profesionalia kamera nufilmuočiau, ar ne? Čia turbūt vėl dėl tavo veido, kuris tiesiog yra žmogus žmogui.
Absoliučiai. Ir šiaip, ir vėl aš grįžtu prie to, kur aš tiek metų darau ir vis tiek nežinau, kas veikia, kodėl ir kaip. Aš atrodo jau žinau, tada vėl pasimetu, aš jau vėl nebežinau, kodėl žmogus žiūri, kodėl nebežiūri ir šitas visas dalykas, bet vėl grįžtam, tu turi nepamesti savo kelio, jeigu tu nori, tu darai, kuri ir vis tiek pavyks. Ir jeigu atrandi tą nišą, auditorijos targetą, kur tu taikaisi, koks tavo tikslas. Ir šitus dalykus labai gerai yra išsirašyti, pasirašyti, aš nežinau, notuose ar dar kažką. Iš viso, koks jūsų tikslas eiti tos socialinius ciklus. Gal tada jums nereikia rodyti savęs. Ir jūs, vat, kaip ir minėjom, norit rodyti, pasisamdyti kažką, kas gali rodyti, ar ten, nežinau, jūsų sesė, dar kažkas. Bet jūs, pavyzdžiui, suprojektuosit viską, kaip ten viskas turi atrodyti, ne, ir ten visą kitą. Tai sakau, turit išsirašyti visus tikslus, ką jūs norit, ką pasiekti. Ar norit būti influencerė, ar jūs norit produktą pardavinėti. Tai visi šitie dalykai, nes jeigu eisit be tikslo, va bank, kas bus, tas bus, nu, tai tikriausiai ir bus, kas bus, neaišku kas. Ir jūs niekur nenueisit. Kažkurioje vietoje jūs sustriksit. Nes visą laiką niekada nebūna tiek socialiniuose tinkluose, gal nežinau, galėsi paantrinti, visur yra toks bangavimas. Vieną dieną atrodo jau viskas gerai, kitą dieną tu jau nebežinai, tada nebesurenki peržiūrų, tada vėl pakyla ir būna kartais ir šitaip, bet tu neturi pasiduoti. Nu čia kaip su akcijom, ne? Visko būna ir visą laiką tu turi eit daryti, jeigu nuosekliai vis tiek pavyks. Man atrodo, čia yra auksinės mintis. Ir kad tos auksinės mintis ir tapo auksinė vizija, kaip mes akivaizdžiai matom. Jo, kad auksinė vizija būtų. Klausimas. Taip. Turi auksinę viziją. Turi tiek daug veiklų. Kaip spėjai viską? Kaip spėjau, aš neįsivaizduoju. Aš neturiu gyvenimo apart darbo, nes darbas yra mano gyvenimas. Nu, tai čia toks ir yra, tu turi kažką, aš įsivaizduoju, paaukoti vietoj to, arba tu nori, arba tu nenori, ne? Visada turi pasirinkti. Tai aš pasirinkau, tai aš paaukosiu viską, kas yra šone, sakykime, kas man neteikia džiaugsmo, o man darbas teikia džiaugsmo. Tai aš aukoju savaitgalius, aš aukoju savo hobius, aš aukoju absoliučiai viską, tik dėl to, kad aš žinau, kad aš noriu kažką pasiekti. Ir aš įsivaizduoju ir labai daug klausiausi visokiausių minčių, ar įmanoma subalansuoti tą gyvenimą, ne? Ar įmanoma iš viso. Ir visi sako, kad ne. Tai ir aš kažkaip jau pradedu tikėti to, kad neįmanoma subalansuoti, nes aš, pavyzdžiui, būna savaitėje, aš dirbu ten 7 dienas per savaitę ir nuo 18 iki 20 valandų per parą, ne? Tau neįmanoma tiesiog daugiau nieko veikti. Ir man sako, tai tu gal susitinkam, einam kažkur, tai pasivaikščiot. Negaliu. Ir manęs, pavyzdžiui, niekas nesupranta. Aš turiu keletą žmonių ratą, kurie irgi tą patį daro, veikia ir nori daugiau. Jie atrodo mane supranta, 98% visų aplinkui manęs nieks nesupranta ir tada sako, kad aš skraidau savam pasaulį kažkur, ne? Bet jeigu aš būčiau šiaip, šlep-tept, kažką pafilmuoju, kažką čia, ne? Aš tikrai per 2 metus nebūčiau visko dabar padaręs ir pasiekęs tokių skaičių, kaip dabar pasiekiau. Ir aš žinau, vat, kaip ir sakiau, buvau tikrai susirašęs viską, ko aš noriu ir aš tikslingai ėjau, kur aš noriu. Ir dar einu ir toliau. Tai subalansuoti, aš manau, neįmanoma. Tu turi pasirinkti, arba tu nori, arba tu nenori. Jeigu tu nori balanso, gerai. Viskas yra tvarkoj su to. Tu tiesiog tada turėsi balansą ir kažkokį vidurkį, nežinau. Bet jeigu tu nori daugiau, tu privalai daryti. Taip, arba gyvenime tiesiog būna etapai. Vienas etapas, jis gali trukti ir 4 metus, kad mes labai daug dirbam. Ir kitas etapas gali būti ramesnis ir sėslesnis, bet kokiu atveju mes akivaizdžiai matom kiekvieną, kad tu skrajoji tai savo padebesiais, tam savo pasaulį, kiti galbūt tavęs nesupranta, bet yra beprotiškai daug žmonių, kurie tavimi žavisi, o aš irgi žaviuosi ir dėkoju, kad atėjai, pasidalinai ir įkvėpiai mus veikti. Ačiū labai ir dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti, kur savo tikslą turėjau ir dėl ko aš darau. Taip. Mano buvo tikslai. Mano tikslas visą savo gyvenimą paskirsiu žmonėm ir kad aš juos galėčiau nudžiuginti. Nudžiuginimo forma tai gali būti vaizdo įrašo ar ne sukūrimas, bet gali būti mano įrašai, kurie yra YouTube'ai, kažką aš prajuokinu, kažkam aš kažką dieną praskraidinu, ne? Tai mano čia yra gyvenimo tikslas ir visą savo gyvenimą tam aš paskyriau. Tai vėlgi apie tos tikslus, kiekvieną savo tikslą, jeigu išsikelsit ir jums tada bus daug lengviau eiti ir judėti. Tai ačiū labai, kad pakvietėt. Ir Gytis labai gražiai apie tuos tikslus.
kad mes, kai žinom, kas mums teikia laimę, na, va, tarkim, tavo atveju, kad tu pradžiugini kitus, bet realiai tai tu pats dėl to laimingiausias jautiesi. Ir Taip. čia yra geriausias jausmas pasaulyje, kai tu darai ir tave džiugina tai, ką tu darai. Ačiū Taip. tau. Ačiū tau.